Labas vakaras. Jūs žiūrite televizorių. O jeigu jis dar ir gerai nusakytas, matote mus. O jeigu dar ir girdite mus, tuomet galite žiūrėti moksleiviškas žinias. Studijoje mes. Tomas. Ir Jūratė. Arba Jūratė. Ir Tomas. Lyčių lygybė. Šiandien jūsų ilgai nekankinsime. Turime vieną ir vienintelį reportažą. Reportažas bus iš miesto dienų. Birželio 13 dieną vyko breakbumo turnyras. Jame dalyvavo breikerių komandos iš visos Lietuvos. Apie šį konkursą Auksės Venskūnaitės reportažas. Hiphopo judėjimas nėra labai senas. Ši kultūra atsirado 70–80 metų sandūroje Niujorko juodaodžių ir emigrantų iš Lotynų Amerikos kvartaluose. Šią kultūrą sudaro kelios dalys – breikas, didžėjų veikla, repo muzika ir įstabūs grafiti piešiniai. Apie kelias hip-hopo kryptis šiandien jūs išgirsite plačiau. Breakdance – laužytas šokis. Taip skamba breiko pavadinimas lietuviškai. Teigiama, kad breikas ir prasidėjo nuo tokių judesių. Tai mechaninis žmogaus judėjimas robotas, taip pat plastiškas kūno judėjimas per sąnarių lenkimo vietas. Vėliau atsirado sudėtingesni judesiai, kiekvienas šokėjas atrasdavo savus naujus šokio elementus, kuriuos panaudodavo šokdamas. Dar prieš keletą metų breikas buvo tik mados reikalas. Breiko pasirodymus stebėdavo paaugliai, kurie prijautė hip-hopui, tačiau dabar breikerių pasirodymai pritraukia vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių bei jaunuolių, kurie nekenčia hip-hopo kultūros. Alytuje tai jau antras breiko turnyras, kuriame dalyvavo komandos iš Alytaus, Vilniaus, Druskininkų bei kitų Lietuvos miestų. Eime paklausim, kaip jaučiasi mūsų dalyviai. Kaip jaučiatės? Puikiai jaučiamės, va, net šokam. Ateikit tačiau, pasikalbėti. Laurynas. Left City 54, Vilnius. Taip, aišku. Dabar papasakokit, kiek jūs metų šokat ir... 100. Ne, 3-4 įvairiai. Aš 3 šokų nesijungęs. Ar galite papasakoti truputėlį plačiau apie breiką, kas yra breikas, ar kažkokia tai sporto šaka, ar kažkas kito? Kaip jūs galite? Mums tapo tai gyvenimo būdas. Būna gauna traumą, kokią namuose sėdi ir kaip narkotikas jau. Norisi, bet čia yra daug fizinių sugebėjimų reikia. Lygsvaros laikyti čia daugiau sportinis. Reikia būti talentingam, kad šoktum, reikia... Talentingam, bet talentas išgaunamas irgi kažkiek. Su praktika praktikuoji ir gali tapti talentingas, bet daugiau darbo reikia sportuoti, labai jėgos reikia ir technikos. O kaip jūs išsivaizduojat, breiką, tarkim, po 10 metų? O čia sunku pasakyti. Modernas bus. Dar 2000 metais per pasaulio čempionatą sakė viskas, jisai jau baigėsi. Jau nėra ką naujo sukurti. O jis kiekvienais metais atsiranda kažką naujo parodo. Galvoju ir nenutraukia iki šiol. Ar jaučiate žvaigždės? Ne. O norėtumėt būt žvaigždė? Tai iš dalies tai esam žvaigždės. Reklamos filmuojame, taip toliau. Mūsų gyvenimo šaltinis dabar šioks toks, patys studentai esam. Aišku, o šiaip, kaip galėtumėt pasakyti, kas yra žvaigždė? Žvaigždė? Kas danguje mato, šviečia, kai krenta ir kai nori noras galvo. Bet ir yra žvaigždė. Žvaigždė Džordana Butkutė. Jo. Ir jūs taip pat tikriausiai? Ne. Mes esam draugiški su visais. Yra kai kurios komandos pasikėlusios ir nebendrauja. Ką reiškia pasikėlusios? Tai tokie iš savęs stato labai tokius daug kas sugebantis ir nepripažįsta kitų. Mes bendraujam, bandom praplėsti draugų ratą, padedam vieniems kitiems ir patys patarimų priemam iš kitų. Aišku, sėkmėsim tada. Breikeriai tikrai kaitino publiką. Žiūrovai grūdosi prie teatro laiptų, stumdėsi norėdami išvysti renginį, o breikeriai tuo metu stengėsi nustelbti vieni kitus vis sudėtingesniais triukais. Kiekviena komanda atkakliai gynė savo garbę dalyvaudama betlose. Tai 7 minučių kovos, kuriuose rungėsi 2 komandos. Laimėjusi pereina į kitą etapą. Komandas vertina patys breikeriai, žinoma, publika garsiai palaikydami labiau patikusią ją bei griežti teisėjai. Gaila, bet tądien teisėjavo tik vienas vilnietis, tačiau visi breikeriai įdėmiai klausė jo patarimų ir pastabų. Dabar kalbu su mūsų breikbumo šauniausiu, geriausiu, nuostabiausiu teisėju. Prašau prisistatyti. Tugila, Invisible Soul. Norėjau paklausti, kokie yra vertinimo kriterijai? Dauguma tai vertina vien tik tai tuos sukomosius judesius, bet šiaip yra ir visas elgesys, ir šokimas į muziką, choreografija, pačio žmogaus sukurtas stilius, kaip jis atlieka, atidirbti šitie fintai vadinami, visi triukai, šitie tokie pagrindiniai. Ar yra kažkokia tai riba, kada
kurią pasiekus jau gali pasakyti, kad aš jau esu profesionalus breiko šokėjas, jau moku šokti breiką? Tokio nėra, iš vis tokios ribos, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju žmogaus, kuris galėtų pasakyti, aš moku šokti breiką. Dėl to, kad yra toksai breikeris Stormas iš Vokietijos ir jisai šoka, nežinau, gal 25 ir jisai jau pamilo, tiksliai nežinau, kiek metų šoka, bet jis šoka tiek apatinį, tiek viršutinį stilių ir jisai dar savęs nepripažįsta, taip kad aš moku šokti breiką, aš geriausias, jisai žino, kad jisai yra geras, bet tokio apibrėžimo kaip aš esu breikeris, tai aš nežinau, kas čia per žmogus. Čia profesionalumui ribų nėra tobulėjimui, ar ne? Jokių, absoliučiai nėra. Gal galėtum truputėlį papasakoti, bet kuo skiriasi, tarkim, čempionatai užsienyje ir Lietuvoje? Nu, taip, Lietuvoje, tai ko pas mus trūksta dažniausiai organizuotumo, paskui lėšų teisėjam pasikviesti iš kitų šalių, ten jų apgyvendinimų ir kitose šalyse, pavyzdžiui, važiavo iš mūsų komandos Hebra į Daniją į Circle Sensation renginį ir ten jiem pilnai apmokamas buvo lėktuvo bilietas, viešbutis ir dar duodavo po 50 kronų dienpinigių. Tai mums organizuotumo gal trūksta, finansų, kas be ko Lietuvoje kaip ir visą laiką. Nu, nežinau, daugiau gal ir nieko. Komandų, stipresnių komandų, kad žmonės keltų lygį. Labai gerai, kad pas jūs čia Lietuvai organizuojamas toks čempionatas, kur gali pasireikšti daug kas, tiesiog ir paprastas gal komandos, net ne tiek žinomos. Yra labai gerai, gera pradžia, toks startas yra visai neblogai. Kadangi tu, kiek žinau, esi vienas breikeris iš geriausių Lietuvoje, taip, čempionas, tai ar jautiesi kažkuo toks kitoks, kažkoks žvaigždė galbūt jautiesi? Ne, jokia žvaigždė, absoliučiai nesijaučiu, nes, nežinau, tai būtų nesąmonė, tai yra daug draugų, tai jeigu būčiau elgčiaus taip kaip žvaigždė, tai tiek pamirštai, praeit pro šalį tiesiog, aš čia jau geriau, tai jūs čia taip toliau nuo manęs. Ne, jokių būdų, tiesiog būnu savimi. Tikriausiai jau visi pastebėjote, kad hiphoperiai taip pat turi savitą aprangos stilių, kuria savo įvaizdį. Manoma, kad didžiausią įtaką tam padarė breikeriai, nes šokant reikėjo laisvų, judesių nevaržančių drabužių. Tai sportiniai kostiumai, sportiniai bateliai, keliais dydžiais per didelės striukės, atvirkščiai apsuktos beisbolo kepuraitės, dar vėliau išpopuliarėjo džemperiai su gobtuvais ir plačios per ilgos kelnės. Yra ir kitokių šios stiliaus atsiradimo versijų. Manoma, kad viskas prasidėjo kalėjimuose, mat ten duodavo plačius drabužius, vėliau tai tapo įpročiu ir madingu stiliumi. Tačiau ne tik hip-hopo stiliaus drabužiai atsirado kalėjime. Repo šaknys taip pat glūdi Niujorko kalėjimuose. Kaliniai barškindavo į sieną ir dainuodavo, tiksliau kalbėdavo recitatyvų nesudėtingas frazes. Lietuvoje taip pat atsiranda vis daugiau repo grupių, o kiek jų yra undergrounde. Žinoma, tokia muzika visiškai skiriasi nuo populiariosios dar kitaip vadinamos pop muzikos, kuria užkimštos visos radijo stotys ir muzikos parduotuvių lentynos. Bet džiaugiuosi, kad atsiranda drąsuolių, kurie nebijo save išreikšti būtent repuodami ir ruošiasi visiems įrodyti, kad repas irgi yra muzika, savitas menas. SD blog grupę iš Daugų sudaro dar mokykloje besimokantys vaikinai, tačiau sparčiai kopiantys karjeros laiptais intensyviai koncertuodami, rungdamiesi repo kovose su geriausiais Lietuvos reperiais. Jie mano, kad viskas prasideda nuo muzikos žvaigždžių kopijavimo, nuo savo mėgstamo atlikėjo, tarkim, garsiausio pasaulyje reperio Eminemo, pirmiausiai stiliaus, vėliau jo atliekamos muzikos. O dabar, kaip sako vienas šios grupės narių, jau nebegali užmigti be muzikos ir be jos gyventi. Tai visas jo gyvenimas ir ateitis. Reperiai galvoja, kad tik repuodami gali išreikšti ir geras, ir blogas mintis. Scenoje gali jausti savimi, nesivaržyti ir rengtis taip, kaip jiems patogu ir taip, kaip patinka. Žvaigždėmis jie nesijaučia, dar per mažai pasiekė, bet leidžia savo apie tai pasvajoti. Sako, kad norėtų tapti žvaigždėmis, bet tikrai dėl to nekeistų nei stiliaus, nei muzikos, nei draugų ir netgi patys netaptų kitokiais. Na, gal tik labiau žinomais, atpažįstamais gatvėje. Šaunu, kad yra tokių, kurie stengiasi suvienyti jaunimą ir organizuoja tokius renginius. O kaip kilo mintis tavo suorganizuoti tokį breiko turnyrą Alytuje? Žinau, kad ne pirmas, pirmą tu irgi organizavai. Aš savo galvą sujungiau su kito organizatoriaus galva. Ir suradom draugus organizatorių savivaldybę ir va taip kilo viskas po biškį, iš lėto, kad va. Tai oras irgi kilo, bet nesutarėm pabaigoje vienu žodžiu. Nuo ko prasidėjo tavo breiko karjera? Breiko? Nuo kitų breikerių karjeros. Plačiau truputėlį. Laiko nėra.
Labai ilga istorija. Kaip sugalvojai šokti breiką? Pamačiau kitus ir sugalvojau, telikas labai sujaudino. Labai aistringas aš telikui. O kaip tu įsivaizduoji breiką, tarkim, po 10 metų? Po 10 metų. Pas mane breikas ar šiaip breikas po 10 metų? Nu ir pas tave ir šiaip. Pas mane litai iš breiko bus. Ne, labai gerai. O pas kitus nežinau, mokinsiu kitus. Tegul irgi moka. Kas žino, gal iš tikrųjų po 10 metų visi prilipę prie televizorių ekranų karštligiškai stebėsime breiko čempionatus, o ne krepšinio varžybas. Ant sienų klijuosime ne Jordano, bet garsiausių Lietuvos reperių ir breikerių plakatus. Negalėsime neapsilankyti ir grafiti parodose. Kas žino? Juk pasak pačių hiphoperių, jie žada tobulinti ir plėsti šią kultūrą, juk tai jiems visas gyvenimas. Tai ką, viskas, jebra. Mes jau išeinam atostogų, susitiksime rudenį. Ir linkime jums geros vasaros. Ir greičiau nuvažiuokit prie jūros, o mes čia jau perkeliam. Iki. Ate.